Labas draugai. Šiandieną noriu pasidalinti savo gyvenimo istoriją, taip trumpai. Noriu papasakoti jums, kodėl aš tikiu Dievu. Kai kurie manęs klausia, sako, Juozai, sako, kas tau atsitiko, kad tu pradėjai tikėti? Gal kažkokia problema, gal kažkokia nelaimė buvo, gal kažkokie sunkumai tave prispaudė eiti prie Dievo. Atsakysiu taip, žinokit, mane tikrai niekas neprispaudė, nebuvo kažkokių tai sunkumų didelių tokių, kad man reikėtų Dievo. Aš tiesiog gyvenau tokį blogą gyvenimą, nusidėjėlio gyvenimą, kenkiau žmonėm. Tiesiog aš netikėjau Dievu, man jo nereikėjo. Ir vieną dieną, 1992 metais karate klube, man papasakojo apie Dievą. Žinot, apie Dievą aš jau buvau girdėjęs kažkada tai iš močiutės savo, kad yra kažkoks Dievas, yra jo sūnus Jėzus, kuris mirė, kuris prisikėlė. Žinot, man tie dalykai nebuvo įdomus. Ir tą dieną per karate treniruotę 92 metais man papasakojo apie Dievo meilę. Man papasakojo, kad mes visi esame nusidėjėliai, aš žinau, kad aš esu nusidėjėlis, pilnas nuodėmių, pilnas blogų darbų. Ir tą dieną, kai pasakojo iš Dievo žodžio apie mūsų padėtį, apie žmonijos padėtį, man buvo iš tikrųjų labai gėda. Aš supratau, kad aš esu nusidėjėlis. Supratau, kad aš einu į pragarą dėl savo nuodėmių, kad aš gyvenime šitam beveik nepadariau nieko gero. Man pasakojo apie tai iš Dievo žodžio, kad vienos nuodėmės užtenka, kad žmogus eitų į pragarą. Ir tie žmonės papasakojo man apie Dievo sūnų Jėzų Kristų. Ta Jėzų Kristų, kurį mes girdime, kartais patys net ištariame, kai kažkas atsitinka, mes šaukiamės kartais net ir netikėdami. Papasakojo apie Jėzų Kristų, kad jisai atėjo į šitą pasaulį mirti dėl žmonijos nuodėmių. Ta diena aš suvokiau, kad Jėzus Kristus atėjo mirti dėl mano nuodėmių. Jisai mirė ant kryžiaus, prisiimdamas visas mano kaltes. Ta diena aš suvokiau begalinę Dievo meilę, kaip jisai mane mylėjo, kad nepagailėjo net savo viengimio sūnaus. Ta diena aš kalbėjau tokią paprastą maldą. Sakiau, dangiškas Tėve, sakau, atleisk už mano nuodėmes, ateik į mano gyvenimą ir tap mano gyvenimo gelbėtų ir viešpačiu. Žinot, tą dieną pasikeitė mano gyvenimas. Ta diena kažkas tai įėjo į mano širdį. Ta diena aš tapau naujų žmogumi. Tai pakeitė visą mano būtį. Ta diena pakeitė visą mane. Aš pradėjau mylėti žmonės. Prieš tai aš jų nekenčiau. Tiesiog buvo tokia didžiulė neapykanta. Bet tą dieną Dievas pakeitė mano širdį. Ta diena jisai įėjo į mano gyvenimą. Ta diena jisai tapo mano viešpačiu. Aš daug dalykų nesupratau, daug dalykų iki šiol dar nesuprantu, kaip žmogus gali būti išgelbėtas, kaip Dievas ateina į jo gyvenimą, kaip jisai pakeičia. Aš tik tai galiu pasakyti, kad Dievas tikrai yra, Dievas yra gyvas. Ir aš esu vienas iš Dievo įrodymų. Jisai tikrai atėjo į mano gyvenimą, tikrai pakeitė mane. Ir dabar aš esu ir gyvenu tik dėl jo, stengiuosi gyventi gyvenimą jam. Todėl aš tikiu Dievu. Nes jis yra geras, jisai mane myli, jisai atidavė savo sūnų Jėzų, Jėzus mirė dėl mano nuodėmių. Todėl likusi savo gyvenimą aš pašvenčiau jam. Kviečiu tave prisijungti prie manęs. Būkit palaiminti.